Mokykla yra ne tik mokymosi vieta, bet ir erdvė, kurioje formuojasi bendravimo įgūdžiai, vertybės ir tarpusavio santykiai. Draugiška ir saugi aplinka padeda mums jaustis priimtiems, skatina mūsų saviraišką, savigarbą bei emocinį gerovę. Šeštoko patyčios itin opi ir aktuali problema dabartinėse mokyklose ir daug kas priklauso nuo pedagogo pozicijos. Todėl mūsų 6 klasių mokiniai kelia tokią mokslinę problemą. Taip pat jūs galite matyti mūsų tyrimų tikslą ir uždavinius. Ir štai, ką jums pavyko ištirti. Tu asilas. Irgi tu pats asilas. Nu viskas, nubaikit jau, nusibodo. Kas atsitiko su mūsų klasiokais? Jie mušasi. Jie pradžioja vienas kitą. Jie apkalba kitus. Jie nesutarė vienas su kitu. Montegros, tas, kurio vardo negalima minėti, sugrįžo. Reikia pakviesti mokytojus, jie padės mums sutaikyti vaikus. Pažiūrėkite, nėra nei vieno mokytojo, jie visi dingo. Reikia pranešti direktoriai. Mokyklai gresia pavojus, tas, kurio vardą negalima minėti, sugrįžo, visi mokytojai dingo. Šestokai susipyko, jie nebendrauja tarpusavį. Vaikai pravardžiuoja vieni kitus. Jie atima ir gadina savo klasę draugų daiktus. Kažkas pavogė draugystę iš vaikų. Tas, kurio vardą negalima minėti, turi vardą. Nebijokite jo sakyti. Tai yra patyčios. Įveikti patyčios, išgelbėti mokytojus, mums padės jūsų stipriausias savybės. Tai drąsa, išmanumas, pagarba vienas kitam, pagalba vienas kitam, rūpestingumas. Aš noriu priminti mūsų mokyklos 3 taisyklės. Kiekvienas, kuris prašo pagalbos mokykloje, ją visada gauna. Antra taisyklė. Padėkite visiems, kam reikia pagalbos. Ir trečia. Durys atveriantis burtažodis Alahamora. Alahamora! Šestokai visiškai išpratėjo. Nepakantumas. Atėmė iš viso pagarbą ir gerumą. Tai mūsų vienintelė galimybė. Parašėme laišką, iš kurios mokyklos esame ir kad mūsų uždarė šeštokai pagal patyčių nurodymą. Kur galėtumėme aptarti planą, kaip nukovoti tą, kurio vardo negalime minėti ir išgelbėti mokytojus. Žiūrėkite, jie dar atnešė laišką. Čia parašyta, kad Saulėtekio progimnazijoje dingo visi mokytojai ir kažkas pavogė iš šeštokų draugystę. Jie susipyko, vaikai prašo pagalbos. Žiūrėkite, pagalbos kambarys. Pagalbos kambarys atsiranda tik tada, kai vaikams labai reikia pagalbos. Alahamora! Kaip gerai, kad mes jį suradome. Kodėl jūs tokie įsigandę? Bėda, tas, kurio vardą negalima minėti, sugrįžo. Vova, jis turi vardą ir kol mes bijosime jį ištarti, negalėsime jo nugalėti, jo vardas patyčios. Visi mokytojai dingo ir mums labai pasisekė, kad mes jus suradome.
Gaunu laišką iš Saulėtekio progimnaziją su prašymu padėti patyčias ir jos užkarė. Pas jos taip pat dingo mokytoja, o šeštokai susipyko. Sakykit, vaikai, o jūs matėt šalia šeštokų juodų vaiduoklių? Buvo 3 juodi vaiduokliai, jie skraidė virš vaikų. Tuos vaiduoklius vadina nepakantumu. Jie išsiurbia iš vaikų visas geriausias savybės ir taip suardo draugystę. O kaip kovoti su nepakantumu? Mums padėtų patronusų burtažodis, bet jo moka naudotis tik jūsų mokytojai. Reiškia, pirmiausia, reikėtų rasti mokytojus. Mums reikia apklausti visus šeštokus, kad sužinoti, kokiamis savybėmis pasižymė jūsų mokytoja. Nes būtent tos savybės formuoja patronusą, kuris anksčiau jūs saugojo nuo nepakantumo. Susitikime su Saulėtekio progimnazijos vaikais ir kartu sudarkime anketą. Taip mes padėsim vieni kitiems ieškoti mokytojų. Tada pirmin, vaikai. Pirmyn. Draugai, išeikti, dabar jūs laisvi. Mes gavom jūsų laišką ir atėjome padėti jūs. Labai ačiū jums, draugai. Mums pasakė, kad reikia nepakantumą ir pagal patyčių nurodymą užrakino mus čia. Gal turite kokių nors idėjų, kaip nugalėti patyčias ir nepakantumą? Taip, mes turim idėją. Turim surasti mokytojų, kurie anksčiau mus gynė ir padėdavo kovoti su nepakantumu ir patyčiomis. Taip, mums reikia padaryti klausimybą ir apklausti šeštokus. Koks šios apklausos tikslas? Turime įsiaiškinti mokytojų asmeninės savybės, kurios padėdavo kovoti su nepakantumu. Aš žinau, tokią vietą, kuriame galėsime uždaryti saugiai, klausimyną. Ačiū Jums už pagalbą. Dabar visiems mums teks atlikti šeštoko apklausą mūsų mokyklose. Tai nebus lengva, o mes tai veiksime. Žinoma, įveiksim. Laikysime ryšį per Kalėdų paštą. Sėkmės! Sėkmės ir jums, draugai! Tu eikti atlikti šeštokų apklausą, o mes su Matu pabandysime surasti vieną iš mokytojų. Aš žinau, kur galime rasti socialinę pedagogę. Puiku, tada pirmyn. Vaikai, jūs atlikote didžiulį darbą. Jūs paprašėte pagalbos kitos mokyklos. Jūs atlikote šeštokų apklausą, kad rastumėte mokytojus. Mes turime atsakymus ir sužinojame mokytojų savybės. Mokytojas turi būti teisingas ir kantrus. Štai mūsų mokytoja Liubovė. Gerai, atsakingas ir mylintis vaikus. Tai bus mūsų Liana, mūsų klasės vadovė. Taip pat griežtas ir diplomatiškas. O juk mūsų klasės vadovė Olga. Sąžiningi, daug žinantis ir atsakingi. Bet juk tai yra mokytoja Ara. Taip pat yra Virginija. Dabar mes žinome, kokių mokytojų ieškome. Mes turime jų surasti ir išlaisvinti. Be to, siūlau paklausti, iš ko susideda jų patronuso burtažodis. Taip jūs padėsite mokytojams nugalėti nepakantumą ir išvyti patyčias. Tada pirmyn! Alachamorą! Reikia kokį nors stipresnį burtažodžį, Alachamorą neveikia. Žiūrėkite, ant durų kažkas užrašyta. Gal tai užduotis? Ką tu padarai, kai matai, kad tavo klasioką nuolat skriaudžia vaikų grupę? Aš žinau atsakymą. Pasakyti mokytojams ar tėvams. Kaip jums pavyko mus rasti ir išlaisvinti? Mes paprašėm mokyklos pagalbos ir jie mums atveria pagalbos kambarį. Mokykla visada padeda tiems, kuriems reikia pagalbos. Bėda, nepakantumas ir patyčios vėl sugrįžo. Deja taip, jie mus čia ir uždarė. Bet jūsų dėka mes esame laisvos. Papasakoti, kaip jūs mūsų anksčiau saugojate nuo nepakantumo ir patyčių. Vadovaujos empatija ir gražiais žodžiais. Tik gera nuotaika, nuoširdumu, supratimu, geranoriškumu gali prieiti prie kiekvieno mokinio. Su vaikais diskutuojame apie meninius kūrinius, jų humanistinės krypties požiūrių. Tai padedu vaikams išmokti gerbti kitų žmonių teisės, asmeninės ribas ir orumą.
Svarbu paaiškinti, kad blogų jausmų nėra. Svarbu, kaip mes juos išreiškiame. Vienas iš geriausių metodų yra darbų lapų pildymas. Šis metodas ugdo savikontrolę, atsakomybę ir empatiją. Labai svarbu pasitikėti vienas kitu. Vaikai patiriantys patyčias turi jausti palaikymą, o agresoriai suprasti, kad toks elgesys nėra pateisinamas. Puiku, viską supratome. Mes padėsim jums išgelbėti šeštokų. Turim paskubėti. Expecto patronum! Savikontrolė, tolerancija, empatija, atsakomybė, pagarba. Mes gavom laišką iš Savietikų progimnaziją, jie taip pat išvyjo nepakantumą ir patyčias. Ir štai mūsų šeštokų tyrimo išvados. Pirma, mokytojams, kurie padeda kurti saugią ir draugišką mokyklą, būdingos tokios asmeninės savybės. Antra, taip pat buvo išsiaiškinti efektyviausi mokytojų taikomi metodai, kuriant draugišką ir saugią mokyklą. Štai, ką mes rekomenduojame. Pirma, vaidmenų žaidimai temomis, kaip atsispirti patyčioms ir kaip saugiai ginčytis. Antra, darbo lapų pildymas, savo jausmams analizuoti ir jų palyginimas su savo veiksmais. Trečia, komandiniai žaidimai. Ir ketvirta, filmų kūrimas. Apibendrindamas, galiu pasakyti, kad tik kartu mes viską įveiksime.